emocijos yra labai geros. Jūs užduojat 4 metai praleisti universitete ir gauni tų diplomą. Yra labai geras jausmas. Mes labai džiaugiamės ir tuo pačiu jaudinamės. Pažiūrėkite, kiek studentų Šiaulių universitete. Aš manau, kad jausmas vienas – džiaugsmas, džiaugsmas ir džiaugsmas. Iš tikrųjų ryte nieko nejaučiau, bet dabar, kai muzika groja ir kai esu apsupty studentų, savo draugų, tai labai geras emocijos. Labadiena, gerbimi svečiai, dėstytojai, o svarbiausia, būkite pasveikinti Šiaulių universiteto absolventai ir jų artimieji. Visada studentam linkiu, kol jie studijuoja, žingeidumo, noro, motyvacijos studijuoti. Kada jau jie baigia ir jų rankose aukštojo mokslo diplomas universitetinis, kuris liudija įgijus aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aš šiandien ypatingai jiems šiais laikais norėčiau palinkėti atkaklumo. Jeigu būsit atkaklus, pasieksite gyvenimo to, ko norėsite. Labai geros emocijos, iš tikrųjų nesitikėjau, kad viskas taip greitai praeis, nesitikėjau, kad tiek daug patirsiu. Kokie tavo ateities planai? Planuoju studijuoti švietimo vadybą, prieš tai stengsiuosi padaryti karjerą kiek įmanoma versle, kad išmokti tam tikrų dalykų, kad galėčiau paskui praturtinti švietimą Lietuvos. Kadangi absolventai jau įsigijo specialybės, tikiuosi tas, kurios jiems patinka. Aš norėčiau palinkėti, kad jie susirastų tokius darbus, kurie, taip sakant, juos vežtų arba jiems labai patiktų, kad į darbą eitų su džiaugsmu, o iš darbo eitų patenkinti ne tik patys, bet kad patenkintų ir savo žmonos arba vyrus savo atlyginimais uždirbtais ir kad jų vaikai būtų laimingi. Koks jausmas apima ką tik ne tik atsiėmus aukštojo mokslo diplomą, bet ir laimėjus skrydį oro balionu? Nesitiki, galvo pajuokavo visi. Kokios emocijos ir jausmai išplūsta šiandien, kai ką tik rankas atsiėmė aukštojo mokslo diplomą? Kai rankose ne tik diplomas, bet ir tiek gėlių, tai emocijos tikrai labai geros. Labai faina, 4 metai nenuėjo veltui, tai tikrai Šiaulių universitetas jėga labai faina. Kas labiausiai išstrigo iš tų 4 studijų metų, galbūt išskirtum atvejį, įvykį, kuris buvo pats geriausias? Sunkus klausimas, bet turbūt kiekviena paskaita turėjo kažkokį tai įvykį, kuris išmokė gyvenimo, išmokė kažkokios pamokos, kurią pritaikysiu toliau.